Leo mėgo žaisti futbolą parke, bet dažnai matydavo poną Deividą, stebintį iš jo vežimėlio. Leo jautėsi šiek tiek drovus ir nežinojo, ką pasakyti, kartais net greitai nusukdavo žvilgsnį. Vieną saulėtą popietę jo draugė Mija pastebėjo Leo nepatogumą ir priėjo. Kodėl tu nepasveikini pono Deivido, švelniai paklausė jo. Leo sumurmėjo, nežinau, apie ką kalbėti, Mija. O kas, jei pasakysiu ką nors ne taip? Mija nusišypsojo ir atsakė, ponas Deividas mėgsta istorijas ir turi daug įdomių, kuriomis gali pasidalinti. Tada ji pastumė vežimėlį link pono Deivido, kurio veid visada buvo šilta šypsena. Mija pristatė Leo, kuris vis dar jautėsi šiek tiek nervingas. Ponas Deividas juos maloniai pasveikino, paklausė apie jų žaidimą. Leo lėtai pradėjo kalbėti apie savo mėgstamiausią komandą. Ponas Deividas pasidalino juokingą istoriją iš savo jaunystės, apie tai, kaip jis kartą bandė žaisti tenisą su lūžusia rakete. Leo nusijuokė, jausdamasis daug ramiau. Jis suprato, kad ponas Deividas buvo toks pat kaip ir visi kiti, pilnas gyvybės ir istorijų. Nuo tos dienos Leo visada pasveikindavo poną Deividą su plačia šypsena. Jis netgi kartais atnešdavo jam šviežių, vegetariškų užkandžių iš namų ir jie valandas kalbėdavosi. Leo išmoko, kad tikra draugystė nesirūpina skirtumais. Kiekvienas nusipelno gerumo ir pagarbos, nepaisant savo gebėjimų. Ištiesdami ranką ir dalindamiesi šypseną, galime praskaidrinti kažkieno dieną ir sukurti nuostabias draugystes. Užsiprenumeruokite Lithuanian Repo, kad gautumėte daugiau širdį šildančių istorijų, pamėkite šį vaizdo įrašą ir pasidalykite savo mintimis komentaruose.